Sveiki atvykę į Inner Minds pokalbių erdvę, kurioje sveikatingumas susitinka su tikromis istorijomis. Aš esu Viktorija, funkcinės medicinos ir integralios sveikatos ekspertė ir šioje laidoje kalbinsiu įkvepiančius žmonės, kurie dalinsis patarimais, atradimais ir išmoktomis pamokomis. Mano tikslas, kad kiekvienas pokalbis įkvėptų, įgalintų, praturtintų arba tiesiog prašviesintų jūsų dieną ir įneštų ją ramybės. Ačiū, kad šiandien esate čia. Sveiki, džiugu, kad galiu pristatyti šios laidos Inner Minds svečią. Tai yra mano bičiulė, visų pirma, tai yra nuostabus žmogus, savo srities profesionalas, Laura Stepanovičiūtė, tai yra akredituota hipnoterapeutė, Rewrite namų įkūrėja ir tuo pačiu ji atvežė į Lietuvą RTT hipnoterapijos rūšį, kurioje taiko tiek psichoterapijos metodiką, hipnoterapijos ir taip pat neurolingvistinį programavimą. Šitas pokalbis tikrai yra labai įvairialypis apie Lauros kompetenciją ir apie tai, kaip jinai gali padėti žmonėms pasiekti harmoningesnį gyvenimą. Jūs galite pasigilinti į pačios Lauros istoriją ir taip pat pasižvalgyti jos puslapyje, o aš pasistengsiu atverti galbūt kai kuriuos kampus, apie kuriuos girdėsite pirmą kartą ir tiesiog pakviesti ją labai žmogiškam, tačiau turtingam pokalbiui. Na, o prieš pradedant klausytis laidos, labai noriu Jums pranešti, kad ši laida visą laiką eis koja kojon su kitu mano prekiniu ženklu, Well You, kuris buvo sukurtas vardan Jūsų. Po šio prekiniu ženklu slepiasi dvi skiltis. Viena tai yra produktų parduotuvė, kurio asortimentas tik nustebęs net žmonės, kurie labai išrankus, kadangi kruopščiai atsižvelgia į kokybę, prekiniai ženklai labai pripažinti, turintys aukštą autoritetą ir svarbiausia, kad tie produktai yra efektyvūs. Taip kad tikiuosi, išbandę, nenusivilsite, o tam, kad galėtume tikrai drąsiau panagrinėti asortimentą ir išsirinkti, kas Jums patinka, kviečiu naudotis kodu, kurį matote ekrane. Taip pat noriu priminti, kas galbūt ieško šaknės priežasties savo negalavimo arba galbūt rūpinasi savo artimuoju arba draugų, bičiulių, kolega ir žino, kad žmogus galbūt neranda išeities dėl savo sveikatos sutrikimų, problemų, o galbūt nori žiūrėti prevenciškai ir iš tikrųjų galvoti, kaip gali dar pagerinti savo kasdienybę ir gyvenimo būdo pasirinkimus, kviečiu užeiti į mano mokymų platformą, kurioje labai atsakingai yra paruošti mokymai įvairiomis sveikatos temomis, remiantis funkcinės medicinos protokolais. Laura, man taip gera matyti tave ne tik kaip gerą bičiulę, nes vis laik tave matant pirmas dalykas Laura, bet ir kaip ypatingai vertingą pašnekovę, kurie atneš tos vertės kiekvienam klausytojui, kuris klausėsi Inner Minds laidos. Ir būtent šioje laidoje aš norėčiau paimti vieną kryptį. Ta kryptį, kuri ir tikriausiai mano gyvenimo dalis, tai yra sveikatingumas. Ir pagvildenti būtent šią sritį su tavimi. Labai lauksiu nuoširdžių pasidalinimų, kad galėtų atliepti galbūt tavo istoriją arba tavo kažkoks patyrimas bent vienam besiklausančiam. Ir kiekvienas mes tikriausiai turime savo istoriją įvairiose srityse, ar ne, ar tai būtų santykiuose, ar vaikystės, ar karjeros kryptimi, tačiau mes turim kiekvienas ir savo sveikatos istoriją ir santykį su tuom. Ir sveikata jinai tikrai yra išsišakojanti grandis, kuri gali apimti bendrą ir emocinį, ir fizinio kūno, ir mentalinio kūno savijautą, būseną, pakilimus, nuopuolius. Ir norėčiau negi pereiti tokį kelią su tavimi nuo vaikystės. Jeigu būtų, tarkim, mano klausimas tau, kokį ryšį tu jutai, tarkim, su savo kūnu, su savo pojūčiais, sveikatos būklė, fiziniu galbūt skausmu, būdama vaikas ir paauglė? Tai labas Viktorija, visų pirma, tai noriu tave pasveikinti su šiuo tikrai nuostabiu ir be galo reikalingu projektu. Neįsivaizduoju, su kuo daugiau būtų galima kalbėti šią temą, jeigu ne su tavimi. Tai ačiū, kad galiu būti čia ir galiu pasidalinti šią istoriją. Taip, tai mano sveikatingumas ir sveikata, tie pojūčiai, vaikystė, paauglystė, labai įdomu. Aš iš tikrųjų šiai dienai aš esu 35 metų, man yra 35 metai. Ir jeigu aš taip pagalvočiau, atsukčiau laiką atgal, taip greit prabėgom, aš manau, kad jau toksai supratimas, suvokimas ir noras gilintis į sveikatą, jis man atėjo po 30. Gal ir buvo tam tikros priežastys, aš tikiu, kad mes prie jų prieisime, kodėl tai buvo. Bet dabar aš galvoju, žvelgiant atgal,
man staigiai iškyla toksai vienas prisiminimas, kuriuo irgi pasidalinsiu, kaip ir žinai, atvirai dalinuosi tam tikrais dalykais. Ir sveikata, kuris man kyla iš tikrųjų dabar galvoju, tai sveikata yra toks dalykas, kad aš, kai buvau maža, gan dažnai gulėdavau ligoninėje. Dabar, kai aš atseku, kodėl aš tenais atsidurdavau ir koksai man prisiminimas kyla apie ligoninės, tai jisai nėra blogas, kaip būtų įdomu, jis nebuvo blogas ir aš kažkada buvau susimašiusi, kodėl tai buvo. Ir man, pavyzdžiui, kai aš pagalvoju apie ligoninę, nes jie guldydavo tada tenais, ir man būdavo toksai, man būdavo taip smagu, man iš tikrųjų būdavo, nes tada tu esi tenais palikta, tai tu daug draugų susirandi tau. Tas maistas man jis tai atrodydavo gal ir visai skanus, daug vaikų žaidimai ir tada tau, tu gauni pilną tėvų dėmesį, nes tada tėvai visada atvažiuoja, tave aplanko. Ir sakau, aš iš tikrųjų, kadangi turiu glaudžią sąsają tarp psichologijos ir sveikatos, tai aš dabar kartais ir pamastau, ar iš tikrųjų man ten visada tai būdavo blogai, ar iš tikrųjų aš galėdavau šiek tiek, norėdama to dėmesio, dažniau tenais atsidurti, bet tai buvo iki tam tikro vieno atvejo, kai iš tikrųjų buvo rimtai, kai buvo su... Šiaip įdomus toksai irgi įvykis, tai man pradėjo labai skaudėti pilvą ir jau kelis kartų buvo tada? Tada apie 10-11 buvo, tai iki tol aš kažkur pagulėdavau, tai ten būdavo ir apsinuodimas, koks ir panašiai, tai man būdavo labai smagu. Bet kai buvo apie kažkur 10-11, man prasidėjo labai didžiuliai pilvo skausmai ir kelis kartus, iki tol, kol tikrai reikėjo kviesti, net ne greitą, o tėvai mane vežė, bet jau buvo labai blogai. Ir nesumeluosiu, man rodos, kad tai buvo santaros, kur mane išvežė. Tai buvo dideli spazmai kažkokie. Taip, dideli spazmai. Ir mane atvežė ir tuo laiku nėra nei mobiliųjų, nei nieko. Ir gydytoja atėjo apžiūrėjo, sako, viskas yra tvarkoj, mes dar tikrai ją palaikysime, sako, galite drąsiai važiuoti, jeigu priimsim sprendimą, ką daryti, tai bus rytoj ryte. Ir tėvai išvažiuoja ir kaip dabar atsimenu, ateina kita gydytoja, jinai mane apžiūri ir sako, staigiai, važiuojame operacinę, veža ir aš nesakau, nei telefonai yra, nei kažką, ar tokia jau didžiulė baimė. Tai iš tikrųjų tas gal incidentas jisai buvo įdomus tuo, kad jie buvo įsitikinę, kad man yra apendicitas, o pasirodo, kai mane prapjovė, jo nebuvo, buvo tik uždegimas, bet jie išoperavo prie tą pačią, turbūt, kaip ir sako. Bet tada po to karto aš atsimenu, kad aš tikrai grįžau su tokiais didžiuliais skausmais. Didžiuliai skausmai buvo tikrai labai tokia baisi, galėčiau sakyti, patirtis ir po to karto jau man, kaip vaikui, tas ligoninės kažkoks idealizavimas, tai tikrai pasikeitė. Tai. Dėl ko klausiu, būtent atgal apie vaikystę, paauglystę, nes tuo metu mes tikrai apie tai nemąstom. Ne. Bet būtent kažkokios tai sąsajos ir ryšys apie sveikatą ateina tik tada, kai mes tampam sąmoningi. Taip. Ir iš tikrųjų pajaučiam tą sveikatos svarbą. Trapumą, svarbą, viską. Taip. Ir tada pradedi grįžti atgal ir supranti, štai buvo taip vaikystė, buvo taip. Kas tuo metu galėjo įtakoti, žinai, tai dažniausiai mes pasidarom kažkokias tai išvadas ir jau tada tą pritaikom ir galime sujungti taškus, dėl ko šiai dienai, tarkim, yra tokie įpročiai arba tokios, tarkim, lėtinės lygos ir taip toliau. Dėl to, tuo metu, aišku, vaikystė, tu apie tai net negalvoji. Bet tai ir buvo, labai gerai tu pasakei, nes tai ir buvo tam tikra indikacija, kai tu jau paskui pradedi žiūrėti, kad indikacija kažkur vis tiek yra tavo silpnosios vietos. Ir tos silpnosios vietos, kad ir dabar, kaip ir pasakau, tai buvo apie skrandį, pilvą, jisai man toliau ir atsikartoja. Taip. Ir kai jau tada paguldė, tai ir buvo būtent apie tai. Ir žinai, Laura, aš negi girdžiu pasakojant tave apie vaikystės patyrimus ir buvimą ligoninėje. Toks pirmas, ką paminėjai, tai apsinuodijimas koks, tai irgi viskas panašiai. Irgi turi sąsajų su tuo. Taip. Antibiotikų vartojama tikriausiai buvo daugiau, ne? Vat vėlgi, gerai, kad priminėjai, man sunku sugrįžti, atrodo, vaikystė, kas liečia sveikatą būtent, bet taip, jeigu netgi, atsimenu, mūsų gydytojas buvo toksai šeimos, kur aš Grigiškėse augau, tai mes turėjom savo polikliniką, šeimos gydytojas ir iš tikrųjų kiekvieną kartą, jeigu yra peršalimas, koksai yra antibiotikai, tikrai, nežinau, ar šiais laikais jau tiek daug jų išrašo, bet ten, o vaikaigi mes sergam, kas 2 savaitės vėlesniam amžiui, tai jau ten prasideda, kad gal atrodo, kad saugiausias būdas, bet tada dar niekas nebuvo taip stipriai net išnagrinėjęs to ilgalaikio poveikio neigiamo, kas nėra blogai tada, kada reikia, bet neperteklinė prasme. Dėl ko taip irgi truputėlį grįžtu, kad ir klausytojas irgi kažkiek tai
galėtų, klausant tavęs, irgi savo pasidaryti tokią savirefleksiją ir grįžimą atgal, nes, pavyzdžiui, kai aš dirbu su žmonėm, visą laiką labai išgvildenu būtent vaikystės sveikatos istoriją, nes ten gali tikrai daug ką atmegzti, pritaikyti ir suprasti, dėl ko va ta šaknė priežastis būtent ten buvo, dėl ko va šiandien mes turim tai, ką turime. Kaip tęsiasi paskui paauglė? Dažniausiai paskui būna link egzaminų, tarkim, laikymo, arba va, tai yra, žinai, tas tranzicija nuo vieno tarpsnio iki kito, dažniausiai tai būna egzaminai, kažkokie tai pokyčiai vis tiek. Jaunam žmogui dažnai kainuoja daug labai resursų, tai jis patiria daug streso. Tas neretai nuveda link perdegimo, link įvairiausių sveikatos sutrikimų, nepakankamo galbūt valgymo, mažesnio miego kiekio ir tada taip pat užsisuka ta gniūžtė. Kaip buvo tavo atveju, pavyzdžiui, kai tu jau artėjai prie abitūros, egzaminų ir galvoji, kur rinktis, studijuoti? Taip, tai va paauglystė. Tuo metu laikotarpis, jo. Ar tu irgi taip naktimis mokėsi ir nežiūrėjai savo mitybos pasirinkimo? Kaip tavo sveikata tuo momentu buvo? Įdomu, kaip sakai, mitybos pasirinkimai, kur aš dabar taip kruopščiai tai gilinuosi, to tikrai nebuvo vaikystėje, to nebuvo ir gal mūsų šeimoje, bet kas būdavo gerai, jog visą laiką buvo naminis maistas. Tai tas yra tikrai, man rodos, ko mums dabar labai trūksta ir turbūt kartais ir žalos daugiau prisidarome, nes tikrai mama visą laiką pagamindavo, tai mes turėdame pusryčius, pietus, vakarienę, viskas yra tvarkoj su tuo būdavo, su maistu. Kas liečia mokslus. Labai svarbus beje aspektas. Naminis maistas, tai labai svarbus aspektas, nes šią dieną atrodytų viskas po ranka, bet tai kokybė to maisto ir poveikis kūnui tikrai tai absoliučiai skirtingas yra. Tai labai geras tavo pastebėjimas. Taip, kad tenais vis tiek yra visą laiką šiltas, geras maistas, dėl to kažkokių problemų dėl to daug neturėdavau. Žinoma, būdavo ten tie atsirasdavo, kai būdavo kioskeliai vadinama, kur tikrai visi žino, kad gauni tą lituką vadinamą ir ten tikrai ir kokį, ir guminuką, ir kramtošką, ir dar kažką taip nusipirki, bet pas mus šiaip namuose visada buvo tokių dalykų, kaip Coca-Cola. Niekada nebuvo ir aš iki šios dienos, kai kalbam su draugais, kad jiems Coca-Cola vis tiek, kad jie ten, nors jiems kaip toksai trytas gaunasi. Man niekada nėra, man tai net neskanu iš tikrųjų, jinai visiškai yra, nes nebuvo to pripratimo. Čipsai irgi buvo atsiradęs, tai atsimenu su broliu, tai mes taip net slėpdavom. Iš tikrųjų, šito tai labai norėdavosi, bet neleisdavo, bet tai jau mes taip slapčiom į tai eidavom. Tai namuose buvo vis tiek tas sąmoningas požiūris. Sąmoningas, jo, kad sveikai, skaniai, naminis tas maistas pagrindinis. Tai. Na, o kas liečia paauglystę, aš dabar galvoju, va, tu kalbėjai apie, ar tai miegas, ar tai egzaminai ir panašiai. Pas mane šitie dalykai, miegas dabar, suprantu, kad jau ir tada buvo sutrikęs, bet tai buvo vėlgi dėl situacijos, kurioje aš gyvenau. Pas mane buvo jau, kaip ir dalinausi, tikrai sudėtinga vaikystė. Buvo tam tikrų ir priklausomybių šeimoje iš tėčio pusės. Tai miegas jau tada sutrikęs buvo ir gal iš tikrųjų žmonėms net ir bus įdomu. Aš tik prieš kelis metus atsakiau tokį vieną faktą, kad aš naktį labai dažnai keliuosi tiesiog nueiti į tualetą. Bet net nueiti į tualetą tai nėra toksai dalykas, kad aš tikrai labai norėčiau šlapintis, bet aš keliuosi apie anksčiau būdavo, dabar gal ir daugiau, bet būna apie 3-4 kartus ir aš tik tai prieš 3-4 metus kalbėjau su psichologė, nes padariau visus tyrimus. Vėlgi mes ir su tavim, kai esam kalbėję šitą temą, nebuvo kažkokių nei bakterijų, nebuvo nei kažkokio tai sutrikimo ir iš tikrųjų tai buvo psichologinis dalykas, nes aš visą laiką laukdavau, kol mano tėtis grįž, kad žinoti, kad jam nieko nenutiko, būdavo ir šiaip tada jis grįždavo, ten ilgai kalbėdavo, mano tas atsikėlimas naktį. Aš tiesiog pati, vėlgi, alert būsena. Alert, visiškai, ir aš pati dirbu psichologinį sritį, bet aš nebuvau suvedus iš tų dalykų, kad iki šiol man atsikėlimas į tualetą, tai yra ne apie patį tualetą, tai yra apie patikrinimą pačios aplinkos, toksai budravimo būsena. Tai tikrai buvo įdomu ir man tas, sakau, ir noriu, kad ir klausytojai išgirstų, nes kaip ir tu pati žinai, kad mūsų sveikatingumas tikrai yra apie kūną, apie sveikatos sutrikimus, bet tikrai yra mūsų psichologija. Tai čia vienas iš tų iš miego ir iki šios dienos aš gan nuo to kenčiu, kas liečia miegą. Nežinau, kiek galėjau dalintis, tu pati davei man tokią žalę šviesą. Kiek žinau, šiai dienai lydi būtent tavo jautriausia tema, tai yra man taip svarbu yra miegas ir tu dedi visas pastangas, kad tik tai tą miegą savo apsupti taip, kad jisai maksimaliai būtų kokybiškas. Taip, ir irgi sakau, kai prieisim prie šio, tarkim, kažkokių ritualų ir panašiai, man miegas yra kertinis dalykas ir jau nemažai metų. Ir man iš tikrųjų... Mes su Laura, kai išeinam vakarienės,
Laura, į laikrodį tik žiūri, man tik būtinai reikia 9 išeiti, nes aš turiu miegoti. Ja. Tai, aš labai griežtai, nes man ir tos pasiekmes, jeigu aš tik tai nepamėginu, pavyzdžiui, alkoholio aš jau daug metų, labai minimaliai, ten gal kokią vieną šampano taurę ar ten vyno taurę galiu išgerti, vien dėl to, kad irgi ir dėl sveikatingumo, bet man tas vadinamas pagirios rytinės, jos tiesiog labai jaučiasi, mano organizmas tiesiog netoleruoja to, bet taip pat yra ir su miegu. Ir dėl to man yra taip svarbu, jeigu aš nors kažkiek neišmiegu tiek, kaip turėčiau išmiegoti, aš kitą dieną iš tikrųjų, sakau, žmonės nesupranta, aš kaip pagirios jos, tarkim, kažkokios būna. Tai jo, man miegas yra labai svarbu ir tikrai gaila ir dabar bandau daryti daug dalykų. Dėl būtent vėlgi ėjimo į tualetą, tai čia dabar jau susiję ir su skydliauke, vėlgi prieisim, bet gaila, kad iš tikrųjų tam tikros patirtis, kurių jau nebegaliu atsukti atgal ir pakeisti, paliko tokį įspaudą tame. Kas dar liečia paauglystę, tai irgi sakei, miega, egzaminai, man mokslai visada gan lengvai sekėsi. Aš kažkokio tokio didžiulio pergyvenimo tenais neturėjau, egzaminai taip, abiturientos gal kaip abitūros egzaminai, kai artėdavo, taip, aš tikrai pergyvendavau, bet kita linija, kurią irgi manau, kad tu ir noriu užkabinti ir pakalbėti, ir tikrai žinau, kad daugelis labai su tuo susiję ir dabar mokam kainą su tuo, tai yra valgymo sutrikimai. Tai čia atėjo tas dalykas, kai prasidėjo mūsų 15-16, gal mano amžiui 16-17 turbūt, nes dabar jaunesnės merginos žinau, kad anksčiau tai žiūri, bet apie 16-17 prasidėjo mano visas tas iškreiptas kūno kultas. Ir to pasekoje, žinoma, prasidėjo visos dietos, badavimai, kas vienareikšmiškai atsiliepia tiek mano menstruaciniam ciklui, visai moteriškam dalykam, vėlesniam amžiui, taip, nes tikrai buvo ilgalaikį ir mėnesinės išsiderinusios, nes aš jau ten drastiškai eidavau iki tiek, kad aš ten 3 dienas kažkur, ten irgi buvo tas bumas dietų, tai jau grikių ten dietos ar dar kažkas, tai čia tokie, kaip sakau, gėlytės, iki tol, kol neprieini prie tokių, kai ten, atsimenu, tokį, kaip pasakysiu taip, slojką tą tokį 3-litrinę, paėmė, jį prisipili vandens, įdedi šaukštą medaus, greipfruto sulčio ir 3 dienas taip būni ir dar sportuoji. Tai aš nežinau iš vis, kaip aš tenais laikiausi, bet dabar žinau, kad tai paveikia ir mano streso tolerancijai, dabar žinau, kad ir vėlgi mes ir su tavim darėmės tyrimas, plaukų slinkimai, darėmės tą ir tyrimą su tavimi, kur rodo, kad mano ląstelė yra iš tikrųjų stresui. Gal tu pasakysi, kaip ten vadinasi, aš nežinau, ar jinai tiesiog neatspari streso, ar jinai suvalgyta streso, kaip ir kad tiesiog, mitochondrijų lygmenį yra tas toksai. Jo, tu sakai, tai aš žinau, kad tai atsiliepia. Bet gal tu atgamintum, kad važinai merginos arba mamos, kuris turi paauglės dukras. Kur buvo tas toks trigeris, kuris tave įvedė į tą būtent dietų laikymas, valgymus trikumus, ar tai jau buvo tavo aplinka? Labai geras klausimas. Ar tai buvo tavo kažkoks kūno kompozicija, kuri tau neatitiko, kuri didžiausia priežastis, kas tave, tai nebūna staiga, tai būnagi palengva, viskasgi formuojasi tikrai iš lėto. Kaip tu galvoji? Taip, ir tas, kai tu sakai savęs pačios matymas, tu tą supranti tik tai vėliau. Nes kol tu esi paauglė, tu dar tokio savoko kaip aš, ten savivertė ar kažkokių dalykų, tu nelabai to supranti, kodėl tu tą darai. Bet pirmieji ženklai, kai tu dabar net paklausai ir prisiminiau, tai buvo iš tikrųjų mano tėtis, visą gyvenimą jisai buvo nepatenkintas savo kūnu ir jisai tikrai, kiek aš jį prisimenu, jisai visą laiką laikydavosi dietų. Aš norėjau kažkaip paklausti dar sekantį klausimą apie mamą, gal mama kalbėdavo žiūrint į save į veidrodį, bet tu pasakė apie tėtį iš esmės. O aš turėjau... Ir aš jaučiu, kad tėtis pas tave ryšys yra labai... Jo, ir jisai buvo mano tas toksai... pavyzdys, jis man buvo tokia role model ir aš turėjau su juo labai labai glaudų ryšį, tada, kai jisai nebūdavo priklausomas, kai jisai tiesiog negerdavo, paprastai sakant, aš tada su juo turėjau labai artimą ryšį ir man viskas, kas buvo tėtė, tai būdavo, aš turėdavau, tarsi sekti to. Ir iš tikrųjų buvo labai įdomus momentas, ką aš atsekiau hipnoterapiją. Tai kas iš auditorijos nežino, aš esu hipnoterapeutė, akredituota hipnoterapeutė. Jau pristačiau tave. Taip, teisingai. Pamiršau šitą dalį. Tai aš vienas iš, kadangi aš kol pradėjau daryti šitą darbą, aš pati dirbau, nedirbau, aš pati ėjau į hipnoterapiją. Ir viena iš problemų, kurią aš norėjau spręsti, tai buvo būtent valgymo sutrikimai ir savo kūno nepriėmimas. Nes aš kažkaip kažkur, kai man buvo 25-27, aš jau kaip ir prasisprendžiau, aš supratau dalykus, kodėl tai atsirado, bet aš vis dar negalėdavau priimti savo kūno.
aš tiesiog jisai, man atrodo, tai buvo tokia disociacija, kaip aš jame Bet tai jaučiuosi. labai veikia ir kasdienos nuotaika, ar ne? Vienareikšmiškai, Kiekvienos taigi dienos nuotaika. Tu niekada nesi pakankamai geras, pakankamai gražus, kad tu tik apie tai ir galvoji. Tu man, va tarkim, tas dalykas, kai aš tikrai žinau, dabar patkreipiu momentą, aš parodysiu, kai tu atsisėdi kažkur ir yra tas toksai pasiteisimas, kad tik pilvo nesimatytų. Tai čia būdavo, manau, ten draugai žinodavo, kad tu tiesiog automatiškai įprotis gaunasi. Tu visada esi alert, vėlgi. Kur kaip suvalgydavau ten kokią... Tai čia jau nesąmoniai kontroliuoju, nes čia tiesiog tau jau įprasta, kad sužiūrėt visas tas dalis, kur tu... Ir kaldini save, mes tenais tikrai aš turėjau labai tokį smagų, tą tokią, sakykime, studentišką gyvenimą, mes tikrai važiuodam daug ir keliaudam visko, bet aš tik tai, jeigu suvalgydavau kokią nors bandelę, tu užsiplakė save. Bet sakau, kas buvo labai įdomus to kūno supratimu, suvokimu, aš hipnoterapijos metu sugrįžau į tokį vieną situaciją, kaip visiškai taip, net nesupratau, kodėl jinai atsirado, bet buvo tai, kai mes buvom savo sodyboje prie ežero ir aš esu mažytė ir aš matau savo tėtį. Ir jisai jisai turėjo tokį pilvuką, žinai, ir jisai taip gėdinasi, ir jisai taip to nepriema. Ir man tada irgi eina ten, aš jau giliai taip nesileisiu tos pačius, va taip, sakykime, tas detalės. Bet esminis dalykas buvo tai, kad nuo pat jaunystės, iš tikrųjų vaikystės, kadangi aš turėjau tokį artimą santykį su tėčiu, visa mano aplinka, čia irgi beje patariu ir mamoms ir tėtėm atsargiai su tuo sakyti, kad sakydavo, kad Laura, tu esi visiškas tėtis. Tu jau esi tėtis, tu esi identiškas tėtis, jau čia neatskiriama yra. Ir aš tiesiog, vėlgi, kai tu formuojasi, kai tau yra 4, 5, 6 metų, kai daug dalykų yra labai nelogiška. Ir jo matau tas kūno savo engimas, smerkimas, gėdinimas. Jį jauti savyje. Aš jį priėmiau, kai mano kūnas yra toks pats, taigi man kartojo, kad aš esu kaip tėtis. Ir man tiesiog tai buvo toksai life changing ir supratimas, ir atsiekimas. Nes aš sakau, aš visą gyvenimą, vienas dalykas yra dietos ir noras atrodyti gražiai, nes tai buvo mano vertės tam tikras išreiškimas, nes aš galvodavau, aš nesijaučiau niekada graži. Ir aš dėl to aš laiką matydavau savo draugės ir aš galvodavau, kad jos tai gali, tarkim, gauna dėmesį iš vaikinų dėl to, kad jos yra gražios, jos tokios barbytės visos. Aš tokia nesu, tai aš save turiu koreguoti ir jeigu aš nors kažkiek būsiu stambesnė, reiškia, aš nebūsiu verta tos meilės. Tai čia iš tos pusės. Ar galėjo pakeisti tokį požiūrį ir mąstymą bendrai, kažkoks kitoks tavo tėvų poelgis, ne tik tai jų pačių atžvilgių, bet tavo atžvilgių. Galbūt jie taip pat bendrautų su savimi, sakytų ten, bet galbūt, kaip tu manai, jeigu jie kažkiek kitaip bandytų įdiegti, skiepyti tam tikrus įsitikinimus apie tai, kaip tu turėtum jaust nuo vaikystės, gal tu ir nebūtų. Dabar klausiu tavęs kaip savo srities specialistės, profesionalės, ekspertės, nes pas tave hipnoterapijos sritis labai glaudžiai susijusi ir su NLP, ir su psichoterapija ta pačia. Koks būtų tavo patarimas mažytės Lauros tėvams tokiu atveju? Jo, labai. Nes paskui iš to sekė labai daug sveikatos pasiekmių, kurie tiesiog tą gyvenimą tavo tempia žemyn. Taip. Tikrai, aš esu ir su savo mama kalbėjęs apie tai ir mes dabar tikrai su ja turim labai gražų santykį ir galėjom pakalbėti be jokių kaltinimų apie tai, kas ir kur įvyko. Ir aš tikrai sakiau tą tokį dalyką. Mato, dar mūsų tėvai yra atėję iš tos kartos, kur tokio kulto kaip kūno jo dar nebuvo. Ir jie to turbūt nesuprato. Mano mama apskritai pati iš savęs, jinai yra be galo plona. Jinai priešingai turėdavo vaikystėje problemą, jai būdavo gėda, kad jinai yra per plona. Ir jinai turbūt to neužfiksavo. Ir jinai, pavyzdžiui, kai tėtė laikydavosi dietos ir aš pradėdavau laikytis dietų, nors jinai yra be galo mylinti ir jinai tikrai nekreipia dėmesį į tą kažkokį tai kūną, bet jinai sakydavo, labiau fokusuodavo ne tai, kad Laura, tau nereikia, bet į tai, kad, Laura, tai jeigu jau laikaisi, tai kiek jūs čia vieną dieną laikotės, kitą dieną tortus valgot, žinai. Ir arba aš žinau, kad aš atsimenu, kai jau buvo tas laikas, kai aš jau ateidavau į kitų ekstremalių dalykų, kai ten sportuodavau. Nes čia yra tas valgymo sutrikimai, kad tu ir persivalgai. Būdavo persivalgymai paskui? Aš netoli buvau žingsnis nuo bulimijos. Nuo jau pripažintos bulimijos, bet epizodai būdavo pas mane. Pas mane labai rimtai buvo. Ir aš iš tikrųjų sakau, tai šitą temą, jie galima ilgai ir daug kalbėti, nes pasiekmes, nors tu jau vėliau ir supranti ir tarsi tu nebesilaikai dietų, bet pasiekmes aš to gydžiausi apie 10 metų. Dabar, kai man yra 35 metai, aš tikrai galiu pasakyti ir tai mūsų pagal neuroplastiką taip yra tam tikras prisiminimas, jisai yra pas mane pasėtas, jeigu aš pradedu kažkiek priaugti svorio, aš leidžiu savo tą, viskas su tuo yra gerai. Bet aš biškį bijau ir aš biškį drebu. Ir man netgi, vėlgi, kai buvo diagnozuota skydliaukė,
diagnozuota, buvo tiesiog atradę tą tikrai didžiulį pakitimą skydliaukės. Taip labai atvirai prisipažinsiu, kad tai čia buvo prieš metus kažkur. Ir viena iš dalykų, nes jinai pas mane yra aktyvi, hiperaktyvi, tai reiškia, kad svoris krenta ir tiesiog labai sunku priaugti. Ir kai man pasakė, kad išrašys vaistus ir tie vaistai gali lemti tai, kad tu tiesiog priaugsi kažkiek svorio, žinokit tikrai nuoširdžiai, kad ir kiek aš atrodo sąmoninga ir psichologiškai stipri, mane išmušė iš vėžių labai stipriai. Aš tikrai iš tikrųjų ir ne vieną ašarą nubraukiau, kol aš grįžau į tą pačią būseną, kai galvojau, Laura, kiek metų tu gali save taip kankinti, kiek tu to kūno vis tiek nepriimsi. Ir iš tikrųjų turbūt reikėjo, tai aš ir į terapiją savo nuėjau ir išėjau iš to greitai, bet pasiekmes aš tiesiog noriu pabrėžti, kiek tai yra metų. Tai aš pradėjau tas dietas laikytis nuo 16-17, man yra 35 metai, taip. Tu vis tiek pasiekmes jauti, todėl jeigu mamos, grįžta gal į tavo klausimą atliepti, jeigu mama ar tėtis gali pastebėti, kad taip yra, vienintelis dalykas, ką aš sakyčiau, tai tiesiog kartoti ir pasakyti, kad jų vertė nepriklauso nuo svorio, kad jie yra autentiški, jie yra pakankami tokie, kokie yra. Ir jeigu net ir matys, nes vėlgi ne visada tėvai yra, tai yra labai svarbu, bet jie ne visada yra tie vadinami, ypatingai paauglystėje, ne? Jie galvoja paaugliai, kad... Models, kaip tu sakai, kur tu tikrai... Taip, kad tu, tarkim, nelabai, galvoji, kad mama ir tėtis šiandien nieko nesupranta, arba ten dar kažkas, ne? Tai jeigu tas yra, tai stebėkit, kad tai nenueitų kažkokius ekstremumus, nes vėlgi mano mama atsakė, kai aš jai paskiau papasakau, sako, aš niekada net negalėjau įtarti, kad tau buvo taip blogai ir taip toli. Tai stebėkite, jeigu tik tai pastebėt kažkokius tai nuo pat pradžių netitikimus, matote, kad vaikas netokį turi tam tikrą santykį su maistu, iš karto kalbėkitės ir sukurkite tą jaukumą, kad viskas yra su juo gerai. Nes pati auginu dukrą. Kadangi irgi mano sritis ir aš emocinį valgymą irgi gilinausi, tai turėjau mokymų metu savo atšaką, to 4 mėnesių grinai apie emocinį valgymą, bet iš tos būtent health coachingo pusės. Tai stebiu tiesiog, kaip man sekasi pritaikyti tą bendravimą su dukra, kuri šiaip labai atsakingai renkasi maistą. Aš tiesiog kiekvienos dienos metu stengiuosi kažkur neįpareigojančiai terpti kažkokias tai žinias apie maistingumą maisto, apie tai, kaip tai atsiliepia tavo odai, kaip plaukams, kad jeigu žengsi paauglystę, ten tarkim paauglių spuogai ir taip toliau. Tai per tą dalyką, bet ką tikrai džiaugiuosi ir galbūt kažkas išgirsi, truputėlį irgi susimastys, kas galbūt nekreipia dėmesį, visą laiką stengiuosi irgi pabrėžti, kiek yra svarbu suprasti, kad tu negali savęs tapatinti savo išvaizdos būsenos su savo verte. Nes visko gali, tai tu gali susirgti, tu gali ten, bet vertė yra ne tame, vertė yra rūpinti savo kūnu. Kūnas, kuris gauna rūpesčio, jis tau ir palaikys optimalų svorį. Taip, jis tikrai apdovanos. Tai šitie dalykai tiek svarbus, kad tikrai didžioji dalis mes tėvai visada linkim geriausia, bet tiesiog kartais pamirštam, apie tokius dalykus ir jeigu tik žinotume, kiek tai atsiliepia, dėl to tavo istorija, man atrodo, ir be galo svarbi išgirsti, kad tai atsiliepia 10 metų į priekį. Ir vaisingumui tam pačiam ir viskam. Taip, tai va šitas yra, kuri dabar yra skaudi tema ir man pačiai, ir aš žinau, kad vienareikšmiškai tai yra susijęs su tuo, ką aš turėjau praeitį. Tai yra tas pats... Aš negaliu sakyti, kad aš negaliu ar ten susilaukti vaikų, ar dar kažkas, tikrai ne, bet yra problemų, kurias reikia spręsti. Ir aš žinau, kad tai tikrai yra susijęs su tuo. Tai yra tokia, ir šiaip, kaip tu sakai, Viktorija, ir vienas dalykas ir kūno pasiekmes sveikatingumo, bet kiek tave psichologiškai tai sužaloja. Kiek tu netenki, energijos, kurią galėtum skirti kitur. Vienareikšmiškai, būtent. Tu išvaistai visai kitam. Taip. Tu nieko nematai. Ir aš pati... Terapija irgi daug dirbu su merginom, kurios ateina ir tu, čia kaip ir suskai tėvam, tarkim, matai, tėvai gali, jiegi mato savo tą vaiką, tai jisai yra pats gražiausias jiems ir šiaip, ir gražus. Tai ir tu, vėlgi, kai tu suaugęs, tai tu supranti, kad tavo vertė tenais nepriklauso, nuo to, kaip tu atrodai. Bet tai mergaitė, ypatingai mergaitės, tikiu, kad ir berniukai tą turi, bet tai merginai, jinai dar, jai vertė iš vis, tas, kas tai yra, dar tik tai formuojasi. Ir jeigu tik tai čia sakau, toksai kaip, žinai, kaip kažkokia asociacija man kilo kaip kažkoks toksai magnetukas. Jisai antiek, jisai tiesiog žiūri, kur man, ar ant šaldytuvo, ar ant orkaitės, ar kažkur, žinok, va taip laviruoja. Ir kažkoks nepastebėjimas, ir jeigu tu tik tai nueisi į tą pusę, į tą valgymų dalykų, tu iš to išsikeberioti
yra labai sunku, ne veltui, dėl to ir Lietuvoje yra ir valgymo sutrikimų centrai ir mes irgi, kai vėlgi dirbu su žmonėm, yra tam tikri dalykai, kuriuos mes tikrai galime per vieną kursą hipnoterapijos išspręsti, bet jeigu ateina su valgymo sutrikimais, aš tikrai sakau vienareikšmiškai, tai turi būti pagalba ir, kaip tu sakai, health coaches, ir specialistai, ir psichoterapija, ir daug dalykų nesišlipti iš to. Ten viskas persipina. Tavo vertė, tavo santykiai, tavo irgi ateina pas mane merginos, kur ką norėjau sakyti, kur, pati tu žiūri, aš tiesiog man, žinai, gružiuosi, o jinai to nemato. Jinai galvoja dėl to, kad yra va čia kažkoks lašinukas ar dar kažkas, viskas, jinai yra neverta, nemylima ir nei darbe gera, dėl to yra. Tai džiugiuosi, kad palietėte mano šitą temą, tai yra tikrai, žinutė, mano toksai irgi mažas kryželis, kurį nešiausi gyvenime ir tikrai noriu, kad žmonės išgirstų. Labai džiaugiuosi, kad galiu pristatyti, jog vienas iš mūsų Inner Minds laidos draugų, partnerių yra odosterapija.lt. Tai yra internetinė erdvė, kurioje galite rasti labai pažangius infraraudonųjų spindulių prietaisus. Tai yra vieta, kur mokslas ir pažangi inovatyvi technologija susijungia kartu vardan greitesnių jūsų sveikatos tikslų. Infraraudonųjų spindulių nauda gali būti prieinama ir kasdien jūsų tiesiog namų ar ofiso ar biuro sąlygomis. Asortimentas yra nuo mažiausių nešiojamų prietaisų iki jau didelių pastatomų. Pasidarykite, kodą jūs matote ekrane ir tikrai noriu patikinti, kad būtent infraraudonųjų spindulių šviesos galia ir nauda yra pagrįsta, tai yra nauda jūsų imuninė sistema, kolageno gamybai, uždegimų mažinimui, visų sistemų, nes mes esame vientisas kūnas, mūsų visas sistemos yra sujungtas. Tai nauda bus galiausiai ta, kuri atsispindės kiekvienoje ląstelėje ir organizmo sistemoje. Kviečiu susipažinti su pažangiu produktu, kurį rasite odosterapija.lt. Infraraudonųjų spindulių kūno sauna. Tai patogus būdas detoksikuoti organizmą, palengvinti raumenų įtampą ir pagerinti kraujotaką tiesiog namuose. Ji kompaktiška, lengvai pernešama ir nereikalaujanti ypatingos priežiūros. Tačiau dar svarbiau, kad ilgalaikis poveikis, tai yra uždegimų kontrolė, stipresnė imuninė sistema, atsipalaidavimas, energija ir dar didesnis atsparumas stresui. Tai sveikatos investicija, kuri tikrai atsipirks. Kas buvo tikriausiai, kai tu pajutai, koks buvo kertinis momentas, kai pajutai Laura, aš jau jaučiu, kad aš bristu iš to. Kad, kažkokia liekamėja visam gyvenimu gal ir liks, bet tai bus mažas procentas, labai nesustom dirbi ir tu tikrai sieki to tikslo. Ar tai buvo tiesiog tęstinio ilgo darbo su savimi, psichoterapijos, bet, tavo visi įrankiai metodai, ar buvo kažkoks momentas, kad tu, Laura, žinok, aš nuėjau tą kelią ir aš tikrai jaučiu, kad ta situacija, jinai nublanko, jinai nebe tokio masto jau yra. Taip. Buvo tikrai, buvo ir tas, gal sakyčiau, nuo ko pradėjau išlipdinėti. Nes aš einu link patarimų, kai jau vaikystės formuota, mes ten jau nebegalim, žinai, mes tik galim išvadas pasidaryti. Bet kas jau suaugusiam žmogui, kokie galėtų būti tavo įrankiai, tavo patarimai? Ir aš taip, kai jau pradėjau išlipdinėti, man pirmas buvo toksai, žinai, kaip pasakysiu, gal šiek tiek ir gėdos leitmotyvas ant savęs, dėl to, kad vis irgi žmonės atkreips dėmesį, kad atkreiptų dėmesį tie, kurie turi valgymo sutrikimus, ar žino ar nežino, kad turi, bet lyg ir kažkas taip sviruoja. Tai man buvo tai, kai aš buvau tada Erasmuse, studijavau ir ten visiškai buvo, mes gyvenom 4 merginos ir jos vakare eidavo, pavyzdžiui, pasidaryti sumuštinę. Man iki to, kad aš pasidaryčiau sumuštinį vakare, kad valgyčiau bulves, duoną, tai absoliučiai čia nebuvo, bet kad dar vakare. Ir aš atsimenu, ir mes turėjom gražų santykį su viena mergina ir mes taip kalbėjom ir jinai tiesiog mėgavosi, jinai jautėsi gražiai, neturėjo tų problemų, jinai valgytų ir aš žiūrėdavau ir aš smerkdavau. Ir mes su ją pakalbėjom, smerkdavau, taigi vėlgi aš jai nesakydavau, bet kažkaip kalbėjom ir sako, Laura, aš tai žinau, aš tai matau tavo žvilgsnius, žinai. Ir man buvo tokia kieta, aš galvojau, tai negi dabar aš savo ligą užmesiu kažkam kitam. Ir žinok, man čia buvo tas atspirties taškas, kai supratau, kad kažkas tikrai labai blogai, tada reiškia, pradėjau, kad tai yra, kaip sakykime, mes visi turim pasiekti tam tikrą dugną. Ir iš to dugno jau tada tu pradedi lipti ir tada aš jau pradėjau suvokti, kad tikrai kažkas yra negerai. Plus tas matymas, kad jos gali mėgautis. Tiesiog. Negi kažkoks pavydo jausmas. Taip. Oi, vienareikšmiškai, labai tu pavydo jausmą, nes tugi save tai įrėmus, tu tikrai nelaiminga dėl daug dalykų, o čia žmonės tiesiog atsipalaidavę ir valgo tą sumuštinį su sūriu. Jie drįsta. Bet jie drįsta ir jie laimingai gyvena ir jos turi dėmesį vyrų ir viskas, nežinai, tai kai tau yra 20 keli metai, tai yra vis tiek svarbus tas pripažinimas kažko ir iš tos vyriškos lyties. Ir man tada aš supratau ir aš, žinok, po truputį pradėjau bristi. Aišku,
darbas su saviverte, tai vienareikšmiškai. Kai jau atėjo tas pajutimas, kad aš esu pakankama tokia, kokia esu, tai nemažai metų man truko, bet va tada jau iš viso atsimenu, kad... Koks tas darbas su saviverte tavo atveju buvo? Mano savivertė, kad aš esu pakankama tokia, kokia esu, kad man nereikia įrodyti savo vertės, kad man nereikia savo kūno. Bandėjai įskiepyti savo šitą ištisai, ne? Jo, nesuprasti visų pirma, iš kur tas atėjo, kas tai suformavo ir pradėti atsiskirdinėti nuo tos praeities, suvokti, kad aš esu asmenybė, kuri užaugo tenais, kai tu neturėjai kontrolės ir tai susiformavo, bet šiai dienai aš turiu atsakomybę ir kontrolę pakeisti ir pastumti save į tą pusę, kuri man šiandieną būtų, kurios aš labiau norėčiau. Ir aš tikrai žinau, kad aš nenoriu nešiotis visą gyvenimą valgymo sutrikimų, aš noriu save pamatyti tokią, kokią esu ir noriu tiesiog nurimti. Noriu tos vidinės ramybės įkvėpti, iškvėpti ir sveikatą susitvarkyti. Kažkiek galėjo šitas būtent tavo, šita istorija, šita tavo istorijos dalis daryti įtakos tavo moteriškumo pajutimui, santykiams su priešingai lytim, nes tu buvai užsiminus apie tai, kad tikrai buvo tas kelias, kol tu suradai santykius ir vis kažkaip nesiklijuodavo ir atrodo, matyt, tai buvo irgi tas pačios savyje. Nevertumo jausmas. Taip, Viktorija, visiškai, tai vat moteriškumo tema yra ta, tu negalėdavai pasijaus savo pilnatvėj, verta taip, to, kad tu galbūt galėjai. Taip, ir netgi tu, jeigu pritrauki tam galimai tinkamą žmogų, bet tu viduje tai nesijauti nei verta, nei gerai. Ir tu žinai, tu netgi, gal taip pasakysiu paprastai, įsivaizduok, kad tu eini pasimatymą ir mesgi visi yra tiesioginė kalba, kur tu apsikeiti žodžiais ir yra energija, ne? Yra tam tikros mintis, bet kai sako, aš, tarkim, taigi žmogus jaučia, kada yra desperacija, kada yra dar kažkas, ne? Ir man tas taip norėjimas savo vertę užpildyti tuo kitų dėmesio, tu aš eidavau į tą pasimatymą, tu net nebūni savimi, tu iš karto siunti energiją, kad tu esi kažkokioj tai desperacijoje, ar dėl savo kūno, ar dėl jo, ar dar kažką. Tai automatiškai nesukursi to. Ir tu nesiklijuoji, nes ten nėra autentikos. Autentiškas ryšys ir apskritai gali kilti tik tai dėl to. Ir tavęs, tu per tą savo, nors tu bandai ten gali ir įtikti, ir gali ten gražiausiai atrodyti, ir apsirengti ir panašiai. Jeigu tu sėdėsi apsirengusi ten gražiausią suknelę, bet tu vis galvosi, kad va čia, kaip sakiau, pasikraštyti tą pilvą, taigi žmonės jaučia, ypatingai vyrai, tokius dalykus, nėra. Gražiausia, kas yra moterė, pasitikėjimas, vienareikšmiškai. Laisvas jausmas. Laisvas jausmas, pasitikėjimas, žinojimas, tai vienareikšmiškai atsiliepia moteriškumui. Čia dar kita dalykai, jo, kad ir per sveikatingumą, ir per tą tokį mano vyrišką pradą, kad aš tada, kaip ir sakiau, mano draugės visos gražios, aš negraži, tai ką man tada reikia daryti, bet aš protinga. Tai aš tada paimsiu ir išnaudosiu tą protą taip, kad galėčiau kompensuoti. Gražiai. Ačiū labai, taip. Aš dabar jau tą tikrai priimu ir man irgi labai viskas patinka ir smagu, bet tuo metu tu ieškai, kur gali kompensuoti ir va, tiesiog taip nueina, tai ir moteriškumas viskas paminta. Tai yra paskutiniai mano 3 metai. 3 jau gal 4, kai aš jau vien tik tai, net ne apie vertę, bet jau apie moteriškumą aš bandau tą susigrąžinti. Kaip dažnai būna pamatai kokias poras, tarkim, ir ten nudailintos merginos gražuolės, kurios ten atitinka visus, žinai, standartus, kurie ne tai, kad primetami, bet va, tas kultas grožio. Ir jos vienišos. O kiek tu gali pamatyti moterį, kuri tą standartą neįtelpa ir tą pilvuką turi, ir tą žandukus, ir ten viską. Ir jinai laimingiausias santykiuose, vyras tiesiog negali, dievina ant rankų nešioja, nes jinai turi tą energiją, pasitikėjimą, kaip tu sakai. Ir čia yra labai neįkainomas dalykas. Taip, aš va tada ir supratau, kad kažkas yra turbūt giliau. Nes aš galvodavau, tai kodėl, vat kaip ir sakai, ir tikrai tu matai įvairiausių tų porų, nesvarbu man visos moteris tikrai yra gražios, bet sakau, tarkim, yra kažkokie standartai, ten dar kažkas, bet nesvarbu, kartais tų standartų netitinkantį moteris, jinai yra, tokia šarminga, tokia, kaip sakau, skanu žiūrėti, tu nori būti tenais ir aišku, yra tas partneris jos, yra gražus tie santykiai ir man tada, atsimenu, atėjo tas toksai, į galvą supratimas, kad irgi toksai buvo, kad, palauk, Laura, tai gal visgi irgi gerai, kad paklausai Viktorija užvedė ant kelio, kad gal visgi tai nėra tik tai apie mano kūną, nes kaip ir lyg ir atitinko, nesgi buvo ten tų laikų, kai jau ten visiškai ir sukūdusi visiškai buvau, ne? Bet kaip nėra to žmogaus, taip nėra, ne? Ir tada aš pradėjau galvoti, tai gal visgi ne tik kūnas, ne tik dar, bet dar kažkas yra giliau, nes kaip ir kaip sakau, on the paper, tai ir protinga, ir kaip vis tiek aš to dėmesio gaudavau, ten viskas yra truko, bet kaip ir graži, kaip ir dar kažkas, check, o viena ir viena, žinai, kiek tu
kiek metų tenais prabuvau ir tada vat irgi buvo irgi toksai vat vienas iš tų tokių supratimų, kad turbūt ne tik tai apie tai ir tu matai tas kitas poras. Ir nesvarbu, kaip kas atrodo, kaip ir sakiau, ar vienu žodžiu, tiesiog nesvarbu, kaip atrodo, bet jie yra laimingose santykiuose. Taip. Tai reiškia, kažkas yra giliau, kažkas yra daugiau. Tikrai taip. Man labai džiugu, kad Inner Minds laidos draugai, partneriai yra būtent tie prekiniai ženklai, kuriais aš pati tikiu ir kurie supa mane kasdienybėje. Lygiai tą galiu pasakyti apie būsto harmoniją, tai yra interjero studija, interjero detalės, baldai, viskas, ko reikia jūsų moderniems ir praktiškiams namams. Tai yra mūsų taip pat laidos rėmėjai, partneris, su pasididžiavimu noriu pranešti apie tai, kad jeigu ieškote detalių, interjero detalių savo namams, galbūt norite apsistatyti iš tikrųjų kokybiškus baldais savo erdvę, rekomenduoju pasižvalgyti, susitikti gyvai su būsto harmonijos atstovais. Mūsų namai visi yra apstatyti iš šios parduotuvės ir tai yra šeimos verslas. Ir manau, kad tai yra dar didesnė pridėtinė vertė. Labai atsakingai žvelgia kiekvieną klientą, būsto harmonijos ir savininkas, ir jo dukra, ir tikrai komanda yra šauni, baldai yra aukščiausio lygio ir aš tikiu, kad tikrai jums bus atliepti atsižvelgta į kiekvieną jūsų poreikį, užklausimą ir, aš galiu garantuoti už kokybę, už patvarumą, o jūs jau pagal savo skonį tikrai galite išsirinkti, kas jums patinka. Laura, pakalbam dar kažkiek tai apie tavo jau suaugusios Lauros gyvenimą. Su kokiais iššūkiais tu dar susidūrė? Nes kadangi aš tavęs asmeniškai žinau, tai drįstu klausti apie tai, kiek gyvenime turėjo vietos perdegimas tavo sveikatos istorijoje. Ar tu jutai, kad krypsti lik to, ar tu pagavai tą laiku, o gal tu prisilietei prie to? Taip, tai man rodos, čia mes ir gražiai pratęsim tą liniją, kaip tu sakėjai apie tą moteriškumą, nes man moteriškumas tai nereiškia, kad tu turi dirbti ar nedirbti, ar tu turi atsiduoti šeimai ar ne, tai yra pasirinkimas, bet moteriškumas man yra su to, kad tu žinai savo kūno pajėgumą ir tu sustoji tada, kada jisai tau siunčia signalus. Kadangi mano šitas mygtukas buvo off, jisai buvo išjungtas, dar daug kitų priedų, kai reiškia, aš turiu ir įrodyti, ir man patinka tie dalykai, bet ir verslai, ir dar kažkas darimas, kūrimas, bet nėra off. Aš neturiu sąsajos su savo kūnu, moteriškumu, aš to nejaučiu, tai man tada ateina, nežinau kada sustoti ir aš nepajutau, kad aš perdegu, kol man atėjo to pasiekmės. Tai aš ir į tave kreipiausi, kai jau buvo į tave turbūt kreipiausi, kad buvo jau kažkur 1,5 metų, nes bendrai 3 metai, gal 2 tada jau metai buvo, kai aš tiesiog pradėjau jausti nepaaiškinamą nuovargį. Bet tas nuovargį, ir aš jau, aišku, vėlgi, visi standartiniai tyrimai. Kraujas geras, feritinas, gal kažkiek žemesnis tenais, dar kažkas, bet nėra kažko drastiško ir nėra to atsakymo. Ir tada tu vėl eini ir kaip ir psichologija jau ir susitvarkiusi, jau aš ir save priimu, ir kaip ir viskas yra gerai. Ir nesuprantu, kas man vyksta. Ir aišku, pratas buvo tai, kad kai aš atidariau terapijos namus, praktiką čionais hipnoterapiją atvežiau į Lietuvą, aš dirbdavau tikrai, tu tada neskaičiuoji, nei šeštadienį ar sekmadienį. Ir taip aš pradirbau kažkur metus, nes tikrai buvo didžiulis ir bumas, susidomėjimas ir tu nenori prarasti to momentum, tu bijai jį prarasti. Ir dėl to no matter what, tu tiesiog darai. Ir aš atsimenu iki tol, kad metus be jokių pertraukų, be ten kažkokių laisvadienių tu dirbi, iki tol, kol aš jau pajutau, kad gerai, kažkas yra negerai. Dar nebuvo tas nuovargis, bet jau kažkas negerai, kažkas man kūne atsisakinėja mėnesinės sutrikusios, nors jos anksčiau neturėjo, tarkim, etapais tai būdavo, bet kažkas vis negerai signalizuoja, tai aš tada, kaip dabar atsimenu, tiesiog sustabdžiau, nebepaėmiau iki sausio 1 padirbau, sustabdžiau ir 4 savaitėm išvažiavau solo kelionę į Šri Lanką. Ir tiesiog, bet ir to jau dabar, kai žiūri, kad ir kaip bebūtų smagu tenais, to nebeužteko. Ir tada jau po to laiko prasidėjo man tas nuovargis. Ir kai žmonės išgirsta nuovargį, aš noriu pabrėžti. Nuovargis tai nėra tai, kad tu šiek tiek pavargus, kažkur energijos neturi. Nuovargis, kad jisai man jau paskui priėjo iki tokios ribos, kai aš atsikeliu 7 ryte, aš ten pasidarau pusryčius, kažkiek ten mankštelės, ten dar kažko. Ir 9:30 ryte aš jau turiu eiti ar prigulti, ar pagulėti, arba dar atsigerti kažkokią puodelį kavos. Tai buvo tiesiog toksai visiškas brain fogas. Tu absoliučiai lėtinis nuovargis. Lėtinis nuovargis. Tam tikrą stadiją, kur... Jo, ir tada aš supratau, kad tai buvo. Tai vėlgi, ir paskui aš jau, kadangi gilinausi savo moteriškumą, jeigu ten jau kalbėt apie tai, kaip jau mes atsikė, sakau, tada niekas nieko
nerado ir kaip labai buvo įdomu, mes tada su tavim pradėjom dirbti ir mes tada, ar prieš, ne, gal aš dar su tavim jau dirbau, kai tada jau ir skydliaukę įsityrėm, nors esminis irgi, kas buvo labai įdomu, kad skydliaukę, kai dariausi prieš, man rodė, kad viskas buvo gerai. Tai ant kiek, vat, irgi turbūt čia jau tavo tema, kurią tu gvildeni, kad tam tikrus dalykus, kuriuos mes išgyvenam, jie turi labai didžiulį atoveiksmį vėliau, ne? Nes netgi, vat, sakau, aš metų eigoje dariausi tyrimus ir ta pati skydliaukė, tai man buvo kaip ir okei, bet kūnas ant tiek jau turbūt buvo pervargęs, niekas jam nepadeda, kad aš netgi paskiau po ten kokio 8 mėnesių padariau skydliaukės tyrimus. Ir man, tarsi man gydytoja, aš pas mokslo daktarą gydytoją Liną Zabalienę, tu irgi ją žinai, kad nuėjau ir jinai sako, kas vyko tavo gyvenime, kad ant tiek yra kritinė riba pasieko. Jinai paėmė mano visus tyrimus žiūrėti ir sako, negali būti, kad prieš metus nebuvo ir ant tiek blogai tau pasidarė. Dėl to aš ir sakau, dėl ko mes kai ir kalbėjom ir dabar žmonėms bus rengiau susidaryti tą vaizdą. Aš tikiu, nežinau ar tu, bet kad tai buvo viso ko pasiekmė, viso to, kas ir nuo vaikystės, nuo to streso netoleravimas ir vainikavo mano perdegimas, kuris vėliau jau tiesiog tam tikrų laikų išmuždinėjo tos skaitliukus. Tai va. Ir tada pradėjom intensyvų darbą su tavimi, kas šiai dienai mane pastatė visiškai ant kojų, aš jaučiuosi kaip aš dar mano, kadangi smegenys ant tiek yra pripratusios prie tos būsenos 2-3 metus būti nuovargyje, tai dabar mes su Viktorija pradėjom, tu man jau tada tą eliminacinę mitybą, eliminacinę vadinasi taip, jau man ją sudarei su visais papildais, turbūt mes nuo birželio Liepos tavim pradėjom. Bet aš tu dar taip sudarinėjau, kadangi aš tiksliai žinojau pas tavo visą praeitį, žinai, dėl emocinio valgymo, tai buvo tau itinai ten švelni ir su to tokiu, žinai, rūpesčiu, nes šitas dalykas yra beprotiškai svarbus. Nes tau gali nieko nepritrūkti, bet tau psichologiškai gali pritrūkti ir tau gali labai greit sugrąžinti. Tai šiuo atveju buvo išskirtinai kitaip. Taip, labai geras dalykas, teisingai, ir vis tiek mes tą gvildenam valgymo sutrikimų temą, jinai tokia kaip linija mūsų pokalbio yra. Tu teisi ir netgi, kai dirbi su kažkokiu žmogumi, labai gerai, kad tu manęs klausinėjai iš tų dalykų, nes vėliau, jeigu tu išeini iš to valgymo sutrikimo rato, bent koks žodis apie dietą, išmuša tavo, kaip vadinu, skaitliukus, tu tiesiog, ir tavo kūnas, bent kokį mažinimą, ar tai jeigu ten, tai dėl to tu niekada nesakei nei apie kalorijas, nei nieko, tu sakei, valgyk viską, tu būk soti, tik tai valgyk tuos, žinai, produktus. Todėl man tas tiko, bet jeigu tikrai labai gerą pasakyti dalyką, kad labai atsargiai tiem žmonėm, kurie turi valgymo sutrikimus, kad tai neturi būti traktuojama jokiais būdais dieta. Ribojimas dieta negali būti. Negali būti, tai turi būti kitais būdais, bet sakau, tai ir man tada, kai mes pradėjom, tu man sudarei tą visą planą, viską mes su tavim bendravom, tai man dabar yra gruodžio pradžia, tai yra 3-4 mėnesiai, kai aš tiesiog jaučiuosi kitas žmogus, aš turiu tokį didžiulį dėkingumą, man atrodo, tikrai pastatė ant kojų, kad sakau, kas patiria tą tikrą lėtinį nuovargį, ar nuovargį, aš negaliu diagnozuoti savęs, ar tai lėtinis ar nenuovargis, bet kai tu iš to išeini ir tu iš tikrųjų, tu visą dieną, aš, pavyzdžiui, nueinu į sportą 7 vakaro, čia neįmanoma, aš nuo 4 valandų anksčiau tiesiog, kaip sakau, kaip bulvė tiesiog, tu krenti ant tos lovos ir aš visą laiką buvau labai aktyvi, aš mėgdavau, aš tiesiog apskritai myliu gyvenimą, daryti taip, aš noriu daryti, kurti. Ir šią dieną aš ir kuriu, ir projektai, ir sesijos, ir viską susiderinimą. Laura, iš kitos pusės dar noriu paklausti tokį, man pačiai labai įdomų klausimą, kadangi tu dirbi su žmonėmis, ir tikrai transformuoji gyvenimus ir įneši labai labai daug pokyčių naudingų, kur žmonės tiesiog pradeda visai kitą kokybę jausti ir harmoniją, balansą atranda, bet jie pas tave ateina šiek tiek sužeisti. Kaip tu pati, kaip specialistė, ar tu perimi būtent jų sudėtingas situacijas, traumas, energiją? Kokias tu pati galbūt turi savo higienos, emocinės higienos priemonės, kurios tau padeda atsiriboti, žinai, nuo to, kad tu galbūt įsiurbi save darbe, bet paskui tu turi uždaryti duris ir nesinešioti galbūt to visko galvoje. Bet galbūt tavo rutina, kaip tu rūpinės iš tikrųjų savo emocinę higieną ir galbūt šiaip kažkokie tai patarimai, kurie tau padeda išlaikyti savo, žinai, tą tokį pozityvumą, išlaikyti savo kūrybiškumą ir kad tavęs nenutemptų įvairūs įvykiai, negi susidūrimai su klientais,
šiek tiek žemyn, kas tikrai dalis galėtų būti. Galėtų. Ir buvo, žinok, tikrai aš manau, kad kai tu sakai, kad va ta pradžia to perdegimo ir buvo tai, kad mano darbas yra tai, kad aš dirbu su emocijom ir aš tikrai labai įsijaučiu į tą. Dabar aš jau to neišgyvenu, bet pačioje pradžioje, kai tik tai pradėjau, tai čia dažnai terapeutai su tos susitaria. Nes kaip ir sakau, žinai, mano tokia yra sritis, kad pas mane žmonės neateis su laiminga istorija, taip, jie ateis visą laiką su kažkokiu tai liūdėsiu, po to būna daug to mūsų džiaugsmo, bet pradžioje taip, ir aš iš tikrųjų galiu nuoširdžiai sakyti, kad nemokėjau tvarkytis, gal net nesuprasdavau, kad taip mane tai išsunkia, nes tu vis tiek nori atiduoti viską žmogui, ką ir darau dabar, bet vėlgi, tai vienas iš dalykų, kas, kai jūs kaip pokytį ir patarimą, tai jeigu kas mane žiūri yra, sakykime, terapeutai arba srityje dirbantis su žmonėmis, tai aš siūlyčiau, kad tikrai tu turi, aš mažinau ir klientų skaičių ir tu turi atrasti balansą, tu turi suprasti, kad ypatingai, kai aš vedu hipnoterapiją, anksčiau aš ten po 2-3 darydavau, jokiais būdais, tai yra 3 į savaitę, 3-4, sakykime, į savaitę tik tai tu tą prižiūri ir čia beje, kol mes dar pradėjom dirbti su tavim, tai pirmas ir dalykas, kuris man padėjo šiek tiek atsigauti po to nerimo ir vėlgi gilinantis į tą patį moteriškumą, tai buvo tai, kad aš pradėjau mažinti darbų krūvį, kas buvo labai baisu, nes taigi iš karto galvoju ir tavo finansai, ir tavo vardas ir panašiai, bet čia buvo pirmas žingsnis. Bet tu gavai daugiau galiausiai. Aš gavau daugiau, čia man rodos reikėtų dar kitos laidos, jeigu mes galėtume kalbėti apie tai, kaip tu iš tikrųjų, kai pradedi save statyti į pirmą vietą, taigi tu pati žinai, Viktorija, mūsų tas sakau, ne tai, kad nuvalkiotas, bet jis tikrai jau kartais toksai jau nebeskanus pasakymas, mylėk save. Jis yra skanus, bet jis praranda tą tokią prasme, nes žmonės belenkurį kairiai dešinę mėto, be jokio kažkokio iš tikrųjų veiksmo. Tai va tave viena iš tikrųjų, jeigu tu jauti tą meilę savo, kai tu pradedi jausti savo kūną ir statyti jį į pirmą vietą, savo emocinę gerovę. Atsiranda ribos. Atsiranda savęs pažinimo, prioriteto suvokimas. Tu tą gausėsi, kaip sakau, apdovanotas dvigubai. Tai va, tai tą pradėjai daryti ir jį vienareikšmiškai, sakau, dabar toks iš vis, kaip, gerai prasme, klestėjimo tas laikas. O iš tos rutinos, tai kaip ir minėjom, pradėjom nuo ko pokalbį, tai miegas, man yra, sakau, kur mano tiesiog draugai žino, kad jau Laura ilgiau 9 mieste nebus. Taip, Tai jau nebent kokie išskirtiniai atvejai, bet jinai nebus. Dabar su draugas tik tai, kad atsirado, tai mes, kadangi jau gyvenam kartu, tai šiek tiek, nes jisai yra visiškas pelėda, jisai tenais pirmą nakties gali, tai mes jau viduriuką tokį iki 11, taip surandam. Tai va, bet šiaip tai mano yra tik, vis tiek, kad ir galiu eiti ten nuo pusės 11 miegot, bet jau nuo 9 aš eisiu į dušą, aš visą laiką man patinka. Miego higienos laikais, jokių ekranų, telefonai, jo knyga, kažkoks pasiskaitimas, ramybė, pabuvimas, pameditavimas. Ir rytas, rytas mano visiškas toksai, sakau, meilė. Aš šitą labai mėgstu atsikelti, man labai lengva, iš tikrųjų žadėtuvas suskamba ir aš iš karto atsikeliu ir man tikrai patinka. Čia vienas iš rodiklių beje, kad antinkščių sistema sureguliuota, kad optimalaus kūno signalas, taip. Jo, nes dar kaip tik, aš vakar tik grįžau iš Londono ir buvau su draugė apsistojus ir jinai yra valandą gali tie snooze mygtukai skambėti ir aš galvodavau, man tai čia atrodo toks šokas, stresas organizmui, tik įmingi ir už 5 minučių vėl tas toksai. Taip yra iš tikrųjų tas stresas. Jo, tai va, tai man tas rytas yra, aš mėgstu pasidaryti tokią minimaliai tikrai ten pratimų, tempimo pratimus, pusryčiai ir aš visą laiką klausausi savo hipnozių rašytom, tai aš visą laiką kažkokia tema, kuri man yra aktuali, tai aš visą laiką pasiklausau. Bet tu gali netgi veikti kažką, ar ne? Jo, aš galiu ir veikti. Aš mėgstu, aš paskiriu ten, aš ilgas nedarau, aš rašau kokių 7 minučių. Nes aš pasakysiu paslaptį, nežinau, aš pasidariau pas tave hipnozę, bet aš jas niekada neperklausiau. Tai va čia ir yra. O žinai dėl ko? Todėl, kad man neišeina tiesiog ramiai užsimerkti, todėl, kad kažkaip veiksmas, bet tas veiksmas yra smagus, man irgi malonus, bet tada, dabar tu man kaip pasakai, kad galima ir tiesiog, žinai, tai tada aš geriau taip taikysiu. Nes tavo, kuri tau yra įrašyta, tai yra specifinė, ten tą pirmą dalį gali praleisti laiptų lipimą, bet tada jūs įdėk tą viduriuką, bet jau tikrai, kai vaikštai ir kažkur tikrai gali sėti. Aš tai savo tokį, atradom mums, nes manegi buvo gėda tau pasakyti, kad aš neperklausiau, bet dabar aš už tai žinosiu įrankį. Atraskit savo laiką, aš tai žinai, čia yra jūsų atsakomybė visų, žinai, žmonių, kaip galite, bet jeigu galite palengvinti, man tai tikrai, aš tai sakau, kiekvieną temą, kurią aš turiu, kuri man aktuali
ir iš tikrųjų, pastaruoju metu tai buvo sveikata. Taip. Tai aš tikrai rašiausi ir apie savo, ir tam tikrus reprodukcinius dalykus, ir apie stresą ir panašiai. Aš tiesiog susirašiau, paklausau. Ir tada po 1,5 valandos, kažkur telefoną dažniausiai valandą, 1,5 neliečiu, nuo pražadintuvo išjungimo. Čia man irgi yra griežtas dalykas, jokių socialinių tinklų, jokių e-mailų. Ir tada labai teisingi patarimai. Laura, labai tokia gražia, pilna ir nuotaikinga, sakyčiau. Pabaiga mes galima šitą pokalbį kažkaip tai rezimuoti. Man trūksta laiko su tavimi, bet man kažkaip norėjosi labai, kad klausytojai, kurie galbūt neturi laiko, kad bent į tą valandą, žinai, galėtų įeiti ir gauti savo bent keletą patarimų. Bet aš manau, kad mes kažkada dar su tim susitiksim, pratęsime, pagvildensime, nes tikrai turim daug potemių, kurios reikalauja daugiau dėmesio, gylio. Ir aš to be galo dėkinga už tai, kad su mano laidos startu tu buvai viena pirmųjų šios laidos Inner Mind svečių. Tai ačiū tau labai. Ačiū tau dar kartelį už tokį nuostabų projektą, už šį laiką, už galimybę atsiverti, kalbėti. Mano misija yra skleisti tą žinutę atvirą, nenupudruotą ir įkvėpti kažkam tam pokyčiu. Tai ačiū tau. Ačiū. Nuoširdžiai dėkoju, kad klausėte. Ir jei šis turinys jums buvo vertingas, labai kviečiu tapti Inner Minds kanalo dalimi, paspaudžiant subscribe mygtuką. Taip pat pasidalinti savo mintimis ar palikti atsiliepimą, nes jūsų palaikymas padės šią erdvę augti ir pasiekti daugiau žmonių, kuriems to gali labai reikėti. Ačiū ir iki pasimatymų kitose Inner Minds laidose.